Šiandien gera matyti nuostabią viešnią, Jolantą. Šiandien ateinu su nauja intencija ir su nauju tokiu papildomu projektu. Ir labai džiaugiuosi, kad Jolanta prisijungė prie mūsų šio pokalbio. Tai labas, Jolanta. Sveika Jurgita ir sveiki visi, kurie žiūrės šitą video, ne? Žinoma, sveiki. Ateinu šiandien su ta idėja ir mintimi, kad prieš keletą mėnesių atvėriau duris savo naujam projektui, kuris apjungia, suvienyje, supažindina vieni su kitais žmonės. Labai džiaugiuosi, kad jau nemažai sielų atėjo ir susipažino. Ir gera žinoti, kad ateina tinkamų laikų, tinkamos sielos. Todėl nusprendžiau ne tik tai gyvus susitikimus daryti, o ir pakalbinti sielas. Šiandien Jolanta papasakos apie save. O Jolanta, kiek žinau, yra aromaterapijos verslo įkūrėja, mentorė ir yra išleidusi nuostabią knygą Pabandyk. Tai Jolanta, papasakok daugiau apie save, nes tikrai aš tai čia tik tai keletą paminėjau dalykų, bet žinau, kad labai esi aktyvi, kūrybinga, nuoširdi moteris ir tiek daug gėrio ir šviesos nešanti šitam mūsų spalvingam gyvenimui. Dėkoju Jurgita, dėkoju aš tikrai už nuostabų pristatymą, visą laiką įdomu išgirsti, kaip kiti mato, ką girdi ir tai nuolat stebiu. Tai taip, esu jau 10 metų aromaterapijos verslo vystyme pačiam procese, tikrai kartais aiškumo duodu, kad sakau, nesu aromaterapeutė, guru ar ten dar kažkas, bet su eteriniais aliejais gyvenu ne tik teoriškai, kaip sakoma, versle, nes tenka turbūt susidurti, kad matom žmonės, čia yra verslas, čia yra verslo produktas, bet savo gyvenime jo dažnai nenaudoja. Ne? Tai mano gyvenime produktas ir mano asmeninis gyvenimas, kasdienybė, mano vaikų savijauta, tai jau ir 10 metų su eteriniais aliejais. Va, o iki tol šiek tiek trumpai, kaip čia gyvenimas būna kartais atveda. Taip. Kaip atėjai iki to? Kas atvedė? Tai aš juokavau ilgą laiką, kaip juokavau, juokaudama sakiau, kai manęs klausia, koks tavo hobis, pomėgiai. Tai aš sakau, mano hobis jau 20 metai yra vaikai. Ir viskas, kas aplink juos sukasi, va ten ir yra mano hobis, bet šis yra vaikai. Tai buvo gyvenime, kad jų sveikata, jų savijauta, noras kaip mamai duoti jiems pačius geriausius dalykus ir apsaugoti nuo chemijų, nuo vaistų, man tai buvo svarbiausias dalykas. Ir kitas momentas, tikrai nepaslaptis, man jaunai mamai tekdavo važiuoti, būdavo, nežinai, vaikas susirga, ką daryti, važiuoja į ligoninės, ten po to paguli dar. Ir mano tokia buvo širdyje stipri svajonė, kad aš turėčiau įrankius, kiek tai nuo manęs priklauso, ne viskas nuo mūsų priklauso, kad aš galėčiau čia ir dabar, ar naktis, ar diena, ar rytas, pati, kiek galiu padėti ir spręsti. Dėl to aš visą laiką ieškojau įrankio natūralaus, iš gamtos, kad aš žinočiau kaip kur. O antras momentas po to jau, kai atradau aromaterapiją, man ir buvo, kad man norėjosi kitom mamom, nes aš žinau tą jausmą, kai naktį, kas be nutiktų, tu turiu po ranka, kaip ką padėti. Tai man po to norėjosi jau mamom perduoti. Ir visa tai įvyko iš tikrųjų labai vienu metu, nes matyt buvo pribrandinta ta sėkla. Tai yra sveikata viena mano iš vertybių, antras šeima, vaikai, trečias momentas turbūt jau ir profesiniai pokyčiai, nes iki tol dirbau valstybiniam sektoriui su ES projektais, su viešaisiais pirkimais, tai yra dokumentacijos, tai yra procedūros, tai yra reglamentavimai ir taip toliau. Ir buvau jau pribrendus, kad ateina kažkoks gyvenimo pokytis ir noriu daugiau prasmės savo profesiniai srity. Kad ir kaip gerai ten moka. Tai turbūt atėjai dėl to, kad dar labiau tavo sielą nudžiuginti, ar ne? Nes tikrai, kaip čia sako, uostyti tokį nuostabų kvapą, ar ne? Tai sukelia tiek gerų emocijų, ką pabrėžiai, man irgi labai svarbu,
Tai šiandieniniam gyvenime turbūt kiekvienam sveikata. O kiek žinau, šie nuostabūs aliejai labai kokybiški, jie yra nuo visų vos neligų, galima daug ką, kaip čia sako, pagelbėti ar ne, pakoreguoti kiek įmanoma. Gal gali pasidalinti kokią nors, nežinau, savo patirtimi ar tiesiog klientų ar dar kažkieno girdėtą žinutę, kaip kažką pakeitė ar ne, kaip viskas pasikeitė. Na, žodžiu, tokia sėkminga gal istorija, ar ne, kitų žmonių naudojant, gal atsiprašau, net taip pasakiau, būtent šios aliejus, labai įdomu būtų. Jo, iš tikrųjų, aš gal patikslinsiu, nes eteriniai aliejai yra aplink mus, atrodo, dažnai būna, kai žmonės girdi eterinį aliejį, jie galvoja, aha, kvapas. Kas yra kvapas? Kvapas tai yra ir tai, ką nueisim į prekybos centrą ir praeisim pro tam tikrą skyrių, kur kvapą labai labai stipriai pajusim ten, minkštikliai, skalbikliai ir taip toliau. Ir eterinio aliejų pasiūla yra su kiekvienais metais, jinai labai labai stipriai auganti. Auganti todėl, kad yra ir poreikis, kuris auga. Tačiau eteriniam aliejui, šiaip aromaterapija yra beveik 5000 metų istorijos. Ir net jeigu pasižiūrėjus prancūzų gamintojų, kur žinom Prancūziją, levandą ir eterinis aliejus, atrodo, tai jau visiems aišku. Per paskutinius 50 metų ūkininkų tas kokybiškas eterinis aliejus gaminamas, jo kiekis neužaugo nei 20-30%. Per 50 paskutinius metų. Ką tai reiškia? Tai kuo pasiūla yra užpildoma. Tai yra tai, ką matom visur, kas kvepia. Tai labai kviečiu tiesiog atskirti, kad aš kalbu tik apie aukščiausios kokybės eterinį aliejų, pati naudoju 10 metų, tik tai aukščiausios kokybės ir tokiais atvejais sakau, jeigu abejoja dėl kokybės, geriau nieko nenaudokit, tai aš šitą prevenciją iškart pasakau, nes šiaip savo įstatyminė bazė yra griežtai apribojama, kaip kalbėti, ką kalbėti, tai kokybė pirmiausiai. Va, tai tada, taip, tai dėl to aš dirbu 10 metų būtent su Young Living brandu ir man tai atrodo, kad tik toks eterinis aliejus yra, kaip ten sakoma, ne prabanga, o būtinybė šiandieniniam gyvenime. Tai dabar apie istorijas, ne? Jo, pasidalink, labai įdomu iš tikrųjų ir žiūrovo mūsų turbūt irgi bus, o paskui gal kažkas ir paliks po video ar ne komentarą, kad irgi kažkas tai vyko ar ne, nes kiekviena istorija mus irgi įkvėpia ar ne kažką galbūt padaryti kitaip, negu darėm iki šiandien, galbūt duos suvokimą, kad iš tikrųjų galima gyventi sveikiau, negu šiandien gyvenu ar ne. Tai iš tikrųjų tikrai intencija ta yra, kad padėtume vieni kitiems ar ne, tą pažinti ir patirti. Jo, ir sveikiau, ir įdomiau, ir prasmingiau, ir tikslingiau, nes aš labiau save pozicionuoju, kad aš esu būtent aromaterapijos verslo vystymo kaip mentorė, kuri padeda organizuoti šitą sklaidą, mokyti kitus, naudoti ir taip toliau. Tai per 10 metų, per 6000 virš narių klientų, tų istorijų turim tikrai labai labai daug. Ir ne tik iš Lietuvos, iš įvairiausių šalių. Nes šiandien visi tie nariai yra išsiplėtę po virš 50 šalių. Bet įdomiausia visada tas istorijas tai yra iš to asmeninio gyvenimo. Iš asmeninio tai yra savo šeimos arba savo artimų draugų, artimų pažįstamų, nes jais vis tiek labai, labai arti. Tai va, tai viena iš tų istorijų, kaip sako, vis tiek, jeigu mes kalbam ir sielos lygmenį, mes suprantam, kad atsitiktinumų nebūna, mes tik po kurio laiko gal pastebim, nes pamatom didesnį tą gražų žemėlapį. Tai ir man tai buvo. Ir dėl to aš šiandien drąsiai sakau, kas pradeda naudoti eterinius aliejus, vėlgi kokybiškus, aš tiesiog garantuoju, kad jūsų gyvenimas į gerą pasikeis. Ką reiškia gyvenimas? Ne, kiekvienam gyvenimą mes turbūt suskirstytumėm į kokias 6-8 sritis. Tai vieniem faktas dalinamės, tai yra apie sveikatą, apie gerą savijautą, apie emocijas. Bet pradeda kažkas vykti, tokio ir kitokio. Tai viena iš tų istorijų, mano labai gera draugė, ilgametė mano kolegė iš buvusių darbų, tai yra valstybinio sektoriaus. Aš iš ten seniai išėjau, jau virš 10 metų ir ten buvom pradirbėjau 12 metų, tai maždaug tam laikotarpį, o jinai toj pačioj beveik darbovietėj išbuvo gal 16 metų
kažkas vat apie. Aš net ir knygoje apie tai rašiau, kad nejaugi reikia pradirbti 16 metų, kad atėjus eteriniam aliejui vieną dieną suprastum ir galėtum pakeisti darbą. Tai va, tai mano tai draugė, jinai neieškojo naujo darbo, ne. Bet taip atsitiko ir aš taip dažniausiai sakau, kai pradedat naudoti eterinius aliejus kokybiškus, maždaug metai yra tas laikotarpis, kada įvyksta toks tikrai sisteminis rimtas pokytis. Ir tada, kaip atsitiko, jinai neieškojo darbo. Aišku, finansų, pinigų, uždarbio visiems daugiau nebūna blogiau, ar ne? Ir taip gavosi, kad jai kolegė, žodžiu, kažkas ją surado ir sako, žiūrėk, yra galimybė eiti ten ir kitur dirbti. Tai įvyko taip, kad jinai išėjo labai greitai kitą darbą ir už 2 atlyginimą. Nors jo neieškojo. Tai čia vienas iš tokių. Aš tik po kurio laiko, tuo metu mes džiaugiamės, ta prasme viskas dalinamės tais įspūdžiais, o tik po kurio laiko aš atsuku, jau buvo apie metus naudojusi eterinius aktyviai aliejus, ir vat gyvenime įvyksta tokie kvantiniai kažkokie pokyčiai. Šuoliai. Tai iš tikrųjų galbūt kai kam sakys, žodžiu čia. Bet sakau, tokių atvejų aš turiu daug ir dėl to aš tik tyliai dažniausiai, mano misija yra atnešti kiekvienus namus tą lašą, parodyti žmonėm, išmokyti. O kas jau po to vyks, dalis istorijų ateina pas mane, dalis neateina, bet aš žinau, kad tik į gerą. Ir antrą istoriją galiu papasakoti. Labai, būtinai, įkvėpimas man irgi net toks noras dar daugiau pavostyti, kurie čia tokie stebuklingi, kurie čia dar netradau, Nėra stebuklingų, tiesiog reikia jais gyventi. Vat teptis, žodžiu, turėti ritualą. Mėgautis. Kad nebūtų lašas ten kada nors per mėnesį ir čia tas lašas, tiesiog reikia juos naudoti. Ir antras įvykis toks. Žodžiu, jinai dabar yra mano nuostabi kolegė, su kuria mes vystom, jinai yra iš Ukrainos, su jie mes vystom verslą jau taip aktyviai 3-4 metus. Ir taip nutiko, jinai praktiškai meno metų, bet tai buvo, kad 14 metų jinai svajojo apie kaip ištekėti. Jinai 14 metų jau, per 14 metų turi 4 vaikus su vyru, bet taip dėl gyvenimo situacijų, kad negali, viskas ten šeima kaip ir priklauso, bet oficialiai tos šventės vestuvių, baltos suknelės taip ir nebuvo. Tai va, jinai pradėjo naudoti eterinius aliejus, aktyviai šeimai, tiesiog iš smalsumo ir taip toliau. Ir kas nutiko, metai maždaug praėjo, irgi metai, aš po to tik atsekiau. Žinom tą liūdną žinią karui prasidėjus. Atrodo, kada, jau jeigu per 14 metų nebuvo progos tuoktis, tai jau karui prasidėjus tikrai ne tas laikas, teisingai? Žinoma, bet stebuklas ir čia turbūt. Jau, kaip supranti, jau įvyko kitaip, žodžiu. Ir jie paskelbė vis dėlto ir tuokėsi. Aš irgi į tas vestuves važiavau į Ispaniją. Wow. Ir atsitokė, kai pagalvoju, kad 14 metų. Tai keletą tokių sutapimų atrodo, bet taip, čia iš tos tokios. O kas liečia fizinį poveikį, tai jis labai labai platus, labai daug mokslinių tyrimų. Artimiausiu metu turėsim ir gyvą renginį, tai kur gydytojai kalba, specialistai kalba. Tai ten jau labai daug visko. Wow, tai tiesiog mane tai tikrai įkvėpia tokios istorijos, kai aš sakau, aišku, nesusireikšminant, bet pasidžiaugiant ar ne, su tai žmonėmis, kad iš tikrųjų vyksta ir tikrai man pačiai irgi uostant kvapus, kai kurie kvapai tiesiog atrodo nešte neša ir tokį džiaugsmą, tokią kartais energiją pakrauna ir kai kartais būna net liūdna, ar toks nerimas ateina, žinau tą tokį kvapą, ar ne, kur galiu įkvėpti ir atrodo viskas, po kelių kvėpimų man viskas. Tada aš noriu ir muzikos užsileisti, noriu padainuoti ir galvoju, čia tai veikia. Na, aišku, aš apie aliejus ir aplamai esu daug labai girdėjusi ir tokiam
sakykime, gilesniam paaiškinime, ar ne, tai, kaip sako, nieko nebūna ir šiaip ir mano gyvenime, aš spėju, irgi jie ne šiaip savo atėjo tokių momentų, nes irgi buvo kažkada kažkas irgi kažkaip, bet ne, dar ne laikas, dar. Tai va, tai aš suprantu, kad jie irgi ateina tinkamų laikų, tinkamoje vietoje žmonių gyvenimus ir va štai kokius daro gražius dalykus. Tai dar grįžti prie aliejukų šilno ant stabių. Žinau, kad esi kažką ir paruošusi mums, ar ne? Kažką daugiau papasakoti apie juos, gal mums čia kažkokią praktiką duosi ar kažką, nes tikrai kiekvienas žiūrovas, kuris mus stebi ir stebės, o gal net ir dalinsis, ar ne, kaip galima sau irgi, ar ne, padėti greičiau kažką išjausti, gal rasti savo atsakymą. Nu, žinau, kad aliejai daro tikrai tokius, nu, atrodo, protui nesuvokiamus dalykus. Ar aš klystu irgi? Iš tikrųjų, kaip, aš nežinau, mes čia galim ir plačiai turbūt pakalbėti. Aš kai atėjau ir į savo aroma verslą, aš atėjau iš vienos tokios minties, kad didžiąją dalį įtakos mūsų gyvenimo kokybei daro mūsų emocijos. Aišku, visa tai duota tam, kad mes kaip sielos augtumėm ir vystytumėmės, ne? Tavo projekte irgi ateina įvairūs žmonės, tarp kurių tam tikra sinergija ir kažką mes, kaip ten sakoma, šlifuojam ir einam į priekį. Aš atėjus į šitą verslą irgi pirmiausiai jį pasižiūrėjau kaip į modelį ir galimybę savo, kaip asmenybei, greitesniu būdu augti. Plus pasiėmus įrankį kaip eterinius aliejus. Yra visa atskira sritis, kaip aroma coachingas, esu pabaigus, olfaktoterapija, kada imam mane visą darbo vietoje lapelį ir sąmoningai uostydami, leisdami tą aromatą į vidų, klausydami, ką mes jaučiam, išrašom mintis ir ateina tikrai įžvalgos, palengvėjimai, kad tos emocijos neslėgtų ir neuždarytų mūsų tos sielos kelio, talentų, stiprybių, kad mes vis kaip tas žiedas atsivertume. Tai aš dėl to būtent eterinio aliejų tą aromato poveikį vertinu tom emocijom, kaip tokią galimybę vis save atidaryti. O iš kitos pusės, mums kūnas duotas, nes siela kūnas, tam, kad mes mėgautumėmės, jaustumėm tą malonumą, pajaustumėm tiek valgydami, ar ne, tiek prisiliesdami vienas prie kito, tiek, nežinau, į tą patį masažą nuėję, ar ne, tiek ta uoslė ypatingai mums duota. Tai uostykim, kur tik mums aromatai, dabar pavasarį alyvos kaip žydi. Beje, alyvos žinot, kad tai yra augalas nebylys. O, šito nežinojau. Tai tavo foną irgi violetinė. Yra 2 augalai nebyliai, kurie neatiduoda eterinio aliejaus, o juo mėgaukis čia ir dabar, kai yra tada, kai jie žydi. Jeigu rasit eterinį aliejų alyvų ar pakalnutės yra antrasis, tai ten bus tikrai tiesiog laboratorijoje sukurti, nes iš jų nėra galimybės ištraukti eterinio aliejaus. Jį čia ir dabar uostykit. Tai kuo daugiau į mišką, kol jos žydė ir čia ir dabar gamta mums dovanoja. Tai dabar apie tą patį aš leisiu savo jums praeiti tokią aroma freedom techniką. Tai yra aroma laisvės, freedom laisvės, aroma laisvės. Ji yra sukurta psichoterapeuto Benjamino Perkaus ir kas einat turbūt įvairias praktikas, pajusit, kad tai yra ir šiek tiek tarsi savikoučingo, ir įvairių emocijų paleidimo, ir kvapas padaro būtent tą turbinį greitesnį pokytį, kada mes greičiau įsisąmoninam, suprantam, pajuntam ir ar paleidžiam arba transformuojam. Tai šitą, nežinau, Jurgita, jeigu tu sutiksi, tai galėsiu tau praleisti, po to pasidalinsi. O visi kiti klausytojai, kurie klausysis, tai arba šiuo video galės naudotis, arba aš turiu atskirą įrašą įrašius,
ten 12 žingsnių tokia programa. Tikiuosi mes 15 minučių ir ją padarysim. Taip, Va. taip, taip, žinoma, aš noriu išbandyti ir mes tikrai pridėsim tą įrašą po mūsų video šituo. Tikrai manau, kad norinčių bus ir patirti, išbandyti irgi taip pat. Ir džiaugtis kažkokiais tai, ar ne, tais stebuklingais čia ir dabar rezultatais, ar ne? Jo, tai vat, aš už tą, kad tai daugiau eteriniai aliejai, kvapas, tą mūsų emocinį gerbuvį. Nes kuo labiau savyje jaučiam lengvumo, smagumo, džiaugsmo, tuo mum paprasčiau ir kelti savo vibracijas. Vat nežinau, kiek šitoj temai, Jurgitai, tavo apie vibracijų dalyką, kodėl aš vertinu šitos kokybės irgi eterinius aliejus. Nes eterinis aliejus, mes jį vadinam, kad tai yra augalo siela į tavo projektą. Augalo siela, tai yra augalo imuninė sistema. Ir dar vienas dalykas, kaip mes juos sakom, kad tai yra labiausiai apčiuopiama materija, kaip Dievo žinutė žmogui. Dėl to įkvėpdami, ypatingai aš taip raginu visada žmonės, kai įkvepia tą kvapą, aplinkas pas jūs vyksta, tiesiog tarsi dėmesį nuneškit, kaip jis eina į jūsų vidų ir dar jeigu užduodat savo tokį klausimą, o ką aš turiu suprasti čia ir dabar, ką tu nori man parodyti, ką aš turiu suprasti tavo dėka. Ir tikrai, na, kiekvienas turim tą savybę, talentą, vat, atkurti tą ryšį su savim. Aš turbūt apie kvapą, tai apie malonumas vienas dalykas, apie ryšį su savim, nusiimti sunkes tas emocijas, kad jos neužslėgtų mūsų. Ir faktas, o visa kita dar ką užsitepus ant savęs galim turėti ir apsaugoti save, eidami į žmonės, palaikydami savo fizinį kūną, tai kodėlgi ne, 5 viename. Oi, man tai atrodo, wow, ir kvapai eina, ir malonumas, viskas viename. Labai ačiū tau, Jurgita, kad tu taip tą temą, man didelė garbė iš tikrųjų, kai va tokie stiprūs žmonės, jaučiantis, girdintis, giliau, plačiau einantis, va kaip Jurgita tu, paima šitą temą. Man tai yra, sakau, man tai gyvenimo dovana, nes tokie žmonės gali parodyti ir kitiems daugiau, pernešti, nunešti. Ir sutinkant tokius žmonės kaip Jurgita, jie pauosto ir aš galiu čia pasakot, kokia ten cheminė sudėtis, kaip čia veikia ir visa kita. O tokie žmonės kaip Jurgita, jie gali pasakoti nieko nežinodami. O vat iš to vidinio lobyno prikaupto irgi sielos lygmenį turbūt per daug metų. Žinoma, kaipgi nesidalinti, tai pirmiausia dėl to, kad einam, patiriam ir mokomėms, o kai išbandai ant savęs, ar ne, ir kai tu patiri ir dar turi, kaip sakyt, protui visada reikia mokslinio įrodymų kažkokių, tai kaip nesidalinti, kaip nepadėti kitam, kuriam šiandien iš tikrųjų yra galbūt taip nemalonu ir taip nefaina ir atrodo, ką padaryti, kad man būtų kitaip. Nes kai man buvo labai iš tikrųjų gyvenime nelengva, pas mane netėjo tokie aliejūkai, nieks mane atsiuntė, Dieve, aš galvoju, jeigu tais metais pas mane būtų atėję, wow, kas tada būtų buvę? Reiškia vėlgi, viskas savo laiku, savo vietą, ir jeigu yra ir duoda galimybę, pavyzdžiui, kaip dabar mūsų laivą, iki šios minutės išklausyti ir kažką pasiimti savo, tai yra Dievo dovana, aš taip vadinu, nes netgi netyčia pamačius kažką, tai yra didžiausia dovana iš Dievo. Reiškia, tik reikia pasiimti kažkur, ar ne, ir pritaikyti, panaudoti savo gyvenimo kelyje. Labai norisi tave dar papildyti, nes jau antrą kartą grįžta šitą mintis, reiškia, turiu pasakyti. Toj praktikoje, kuri naudojama, yra toks eterinis aliejus frankincenses, tai yra iš bosvelijos medžio sakų. Ir remiantis juo, aš dažnai žmonėm irgi pasakau, ant kiek tai yra svarbu. Jėzui gimus 3 karaliai, kai nešė dovanas, 3 dovanos, kurios buvo 3 karalių. Tai buvo auksas, kurį visi žinom,
myra, dar dažnai greitai atspėja. Ir trečia sako smilkalai. Smilkalai tai yra būtent bosvelijos medžio sakai ir taip sakoma, kad tai buvo būtent eteriniai aliejai, tik kitokioj formoj, ten kietesniai, skystesniai. Tai žmonėm taip sakau. Tais laikais eterinius aliejus, tokius prabangias dovanas, nes mes žinom, kad auksas visais laikais yra auksas. O kas tie eteriniai aliejai? Tai tais laikais 3 karaliai, ir jie galėjo nešti skirtingos vertės dovanas. Auksą vienas neša, o kiti ten myrą ir šitą frankincense. Na, sakau, greičiausiai ne. Čia tokio pamastymai. Antras dalykas, tais laikais tokias dovanas turėjo tik karaliai. Wow. Šiais laikais aš galvoju, kad pasikeitė labai, kas yra karaliai, ar ne, karaliai perkeltinė prasme. Dabar daug karalių mes neturim, ar ne, turim prezidentą, karalių, bet mes suprantam sielos lygmenį, ar ne, kiek viduje aplinkui bundančių žmonių, tų karalių iš vidaus. Ir kad šitas dalykas tapo prieinamas, bet iš kitos pusės, Jurgita, kaip ir tu sakai, jis nėra prieinamas čia ir dabar visiems iš eilės. Net ir kad papasakoju, tai dar nereiškia, kad žmogus ima ir išgirsta. Nes tai yra viduj čia, laikas, procesai, kurie turi įvykti ir nepaskubinsi čia kai kurių dalykų. Tai dėl to aš šitai žiūriu, mano misiją pasakoju, rodau ir kažkur mano rankos daina, kažkur tai ne, kažkur kiti žmonės dalinasi. Tai tai čia norėjusi labai to pasidalinti, tuo tokiu 1000-mečių momentu. Taip, tai yra iš tikrųjų aukso vertės produktas dabar, kai taip, žinai, sėdi ir galvoji, wow, kažkada, ar ne, karaliai tą turėjo. Ir mes šiandien irgi galim turėti, jeigu esam tam pasiruošę. Tai praktika gal tada, ar ne, pabandysim padaryti, nes man tai labai norisi. Labai norisi. Gerai. Ir žiūrovai pabandys to pačiu. Šitą praktiką, iš tikrųjų, turiu daug tokių fainų momentų. Būna, kadangi pati ir aroma coachingą vedu ir pati kaip lyderystėje labai aktyvi esu ir mentorė. Ir kartais ateina žmonės, kuriems tikrai reikia truputį, kai kuriuos reikia paglostyti, kai kuriuos reikia tikrai duoti iššūkių, kad žmogus eitų. Ir šita Aroma Freedom technika tikrai mano patirtyje, jinai yra lengva pakankamai. Tai nėra, kad čia kažkas tai tokio ten, žodžiu. Jinai pakankamai lengva ir kiekvienas žmogus gali ją pats darytis. Pradžioje gal nėra taip lengva, dėl to tokio, kaip video įrašas gali būti kaip vedimas, ar ne, kaip ten sako, ramentai. O vėliau pats su kvapu, sąmoningai eidamas 12 žingsnių. Tai turiu vieną ir joje esmė, kad jau atrasta gerą jausmą. Per dieną su jie reikia skirti ryte 2 minutės ir vakare 2 minutės. Wow, kiek nedaug. Taip. Tai čia yra 12 žingsnių ir apie 6 žingsnį, apie viduriuką reikės eterinio aliejaus. Tai jeigu tu turi kažką, pasiruošk. Turiu, stebuklinga. Aš parodysiu Young Living, tai yra kasdienio naudojimo tokia dėžutė, tai yra dar kai kas vadina namų vaistinėlė, bet tai yra kasdien gali prireikti. Čia yra 11 eterinių aliejų, gal kai kur teko ir matyti. Tai galima iš čia naudoti, nors tai yra, sakau, starto pradžios į aromaterapiją, 4 eteriniai aliejai. Vieną iš jų šiandien jau girdėjote apie frankincense. Vienas yra, kuris mano rankoje dažnai, Stress Away. Po to yra citrina ir levanda. 4 eterinius aliejus tiesiog po ranka, jeigu kas turit, drąsiai pasiimkit, juos po to į delną mes po lašiuką sumaišysim. Yra kitų, kur galima dar giliau, dar stipriau, tai yra mišiniai. Gali būti naudojamas toks mišinys Believe, tikėjimas, Transformation jau pats už save pasako, jis, manau, vienas stipriausių šitam procese. Po to gali būti naudojamas Release, paleidimo eterinis aliejus.
Tada gali būti naudojamas vidinio vaiko mišinys eterinio aliejų Inner Child. Ir iš šito netgi rinkinio toks yra Thieves vagis. Jis šiaip daugiau fiziniai sveikatai naudojamas, net ir jis gali būti naudojamas. Ir mėlynoji eglė. Ypač iš Idaho, Blue Spruce ir juodoji eglė, kuri ir skatina ir veiksmą, bet ir daro pokytį viduje. Tai mes darysim tokį paprastą, sakau, net ir citriną, ir Stress Away. Tai dabar Jurgita ir visi, kas klauso. Turiu ir aš stebuklingą. Jo, o tu turi kokį dabar, kokį naudosi? Release, bet kol kas nesitepk, aš pasakysiu kada. Release, jo. Release paleidimas. Paleidimas iš tikrųjų jis daugiau tepa, šitas eterinis aliejus gyvenime naudojamas tepant kepenų sritį. Bet čia mes naudosim būti kitaip. Tai dabar kviečiu tada pakeisim balsą, ramiai, tyliai, gali užsimerkti, jeigu tau patogu. Tiesiog įkvėpk, iškvėpk, pajusk pagrindą po kojom, pajusk, kaip kyla šiluma iš pėdų, kūno aukštyn ir aukštyn, atpalaiduodama kiekvieną raumenuką, kaip praeina per pilvą, krūtinę, kaklą, galvą, atpalaiduojant vis labiau ir labiau visą kūną. Dar kartą pastebėk savo kvėpavimą ir pradedam aroma laisvės techniką. Ir dabar pagalvok, kas tavo gyvenime yra šiuo metu, kas iš tikrųjų tau labai rūpi. Tai gali būti galbūt konkretus kažkoks tikslas ar užduotis, ar problema, ar situacija, kurią norisi išspręsti. Galbūt ketinimas, galbūt tiesiog tai, kas viduje užima tavo dėmesio. Gali būti, kad tai gali būti ir svajonė ar tikslas. Pajausk, nebūtina sakyti, tiesiog identifikuok. Kai identifikuosi, tiesiog mostelk galvą, kad aš matyčiau, kad galim judėti toliau. Ir dabar apčiuopk jos svarbumą tavo gyvenime nuo 0 iki 10. 10 tai labai labai stipru ir taip toliau. Gerai. Ir toliau būk su tuo mintise, tiesiog jausk, girdėk ir pabandyk dabar identifikuoti kažkokius vidinius balsus ar mintis, kas trukdo galbūt šitą išspręsti ar pasiekti, ar realizuoti. Ar yra kokių neigiamų kažkokių vidinių balsų, kurie sako tau apie tai? Dažnai būna. Ten tu gali, tu negali, o kodėl tau tu iki šiol nepadarei, reiškias, gerai. Gerai, išgirsk kokios tai mintys, kas tai konkrečiai, ką jos sako, leisk tiesiog būti, nevertink nieko, tiesiog stebėk tas mintis. Galbūt jausmai, galbūt tai virsta ir pajunti, kaip tai jaučiasi. Ir apčiuopk, kur tai kūne yra. Jeigu galėtum
įvertinti, kur labiausiai kūne jaučiasi tas neigiamas momentas. Ar tai jausmas, ar tai mintis. Gali net paliesti tą kūno dalį. Vėlgi nevertink nieko, leisk būti. Ir būdama šitame, pasistenk prisiminti, kada pirmą kartą šitą jausmą arba šitas mintis išgirdai ir patyrei gyvenime. Būk tiek, kiek norisi tau. Kai pamatysi tą vaizdą, situaciją, duok ženklą. Gal pavyksta identifikuoti kažkokiu vienu žodžiu ar jausmu įvardinti tą situaciją ir laikyk tą paveikslą. Akis, įsivaizduok ir laikyk, nepamesk jo. Ir dabar matydama tą paveikslą, paimk eterinį aliejų, įlašink į delną. Kas, kai darot ir turit 4, visus 4 galima į delną įlašinti. Nieko tokio, gali atsimerkt, grįši prie to vaizdo ir įtrinam į delną pagal laikrodžio rodyklę. Ir kiek išeina galimybės, tiesiog laikyti šitą aromatą tol, kol šitą techniką pabaigsim. Dabar tiesiog ramiai uostyk eterinį aliejų, nesistenk jo suprasti, kas tai per kvapas, bet grįžk į savo tą situaciją ar tą paveikslą, kurį matei, kada pirmą kartą tas neigiamas emocijas pajutai. Stebėdama tą paveikslą, skirk laiko, dėmesio, kokias pamokas, patirtis tada gavai, vardan ko visa tai vyko, kuo buvo naudinga. Ir stenkis iš jausmo, tiesiog neskubink savęs, uostyk eterinį aliejų ir leisk būti tik, kiek norisi būti. Susirinkai pamokas, ne? Patirtis naudingas. Tada dar pabūk, užsimerk, dar uostydama toliau, einame į 7, 8 jau žingsnį. Ir matau tokią nuotaiką visai. Dabar sąmoningai, uostydama sąmoningai, kurk naujas mintis, naujus jausmus tam paveikslėlyje, toj situacijoje. O kaip tu norėtum? Net gali mintyse prakalbėti, kaip tai garsiai skambėtų. Ir pakartok tai, jeigu norisi.
paieškok, kad ta emocija ar tos mintys, frazės, ar jos tau patinka. Jeigu nepatinka, ar dar ne iki galo, ieškok naujų minčių sąmoningai. Tai gali būti, galiu pasufleruot kažkokią frazę, galbūt jinai gali prasidėti: aš esu ta, kuri, ir pratęsk pagal tą situaciją, pagal naujai atrastus jausmus. Aš esu ta, kuri. Aš renkuosi, aš gyvenu. Pavyko. Jo. Pavyko. Labai palauk dar mes nebaigiam, dar mes einam į 11 žingsnį. Ir dabar, kai apčiuopei tą frazę, sakinį, dar kiek gali būk su eteriniu aliejum. Ir dabar svarbu atsistoti į tvirtos jėgos poziciją. Tiek tu, Jurgita, tiek kas klauso, paieškok, kuri tavo būsena, stovėsena yra tvirtos jėgos pozicija. Ir nebijok pakeisti savo poziciją, savo stovėseną ar sėdėseną, kuri tavo kūnui būtų, tai yra tvirtos jėgos. O aš pasufleruosiu, ką dažniausiai mes darom per būtent Aroma Freedom technikos. Tai yra atsistot ant 2 kojų ir rankas ištiesti viršų ir stovint įkvepiam, ištiesiam ir prakalbam tą savo frazę naują atrastą ir tam reikia 2 minutės. Ir prakalbam. Aš kai darau, būna didžiojoj salėje, daug žmonių, tai mes tikrai darom tą garsiai praktiką, dabar nenoriu Jurgitos ramybę sujaukti labai. Bet Jurgita, jeigu atsistotum ir jeigu tau drąsu pasidalinti savo tą frazę, bet tu atsistok ir kartu galim ir mintyse, ir tyliai, jeigu nedrąsu, tai tiesiog gali išjungti mikrofoną, daleiskim, ir taip, kad tau jau garsiai išsisakytų tiek, kiek norisi. Ir pavyzdžiui, įkvepiu, rankas ištiesiu ir aš daleiskim sakysiu: aš renkuosi savo gyvenimą. Aš renkuosi savo gyvenimą. Gali būti ilgesnė frazė. Pas mane vieną kartą buvo tokia 2-3 frazių kompozicija. Aš myliu gyvenimą, gyvenimas myli mane. Super. Ir šitą reikia daryti 2 minutės be perstojo. Aš mėgstu užsidėti žadintuvą. Ir kas klausysit, pasustabdykit, užsidėkit 2 minutės ir iškalbėkit garsiai. Ir Aš mintim, bet jaučiu labai tokią stiprybę, net nežinau, kaip pasakyti. Kiekviena ląstelė ir tos 2 minutės atrodo, kai prakalbė garsiai, ypač svarbu garsiai. Susitarkit su šeiminiškiais, kad neišsigastų, bet būtent garsiai jinai duoda, kad mūsų tarsi ir tas garsas, ir ta mintis, ir tas jausmas
ir kvapas mes užkraunam save naujų savo paveikslų. Ir 12 žingsnis, kurį tau, Jurgita, reikia dar sakyti savo ir mums visiems pasakyti, ką jau šiandien konkrečiai padarysi dėl to. Kokius veiksmus? Pirma mintis, kuri atėjo, tai žinai, aš mėgstu gyvūnėlius labai ir paukštelius ir prie mano namų, žinai, bėgioja tokie katinėliai, kartais nepavalgė, tai man iš karto atėjo mintis, kad aš juos tikrai pamaitinsiu. Vat pirmoji mintis, kuri atėjo į galvą. Nes, taip aš taip išreiškiu meilę ir tuo pačiu ir dėkingumą už viską, ką mes turim, ką pasiekė, ne? Tai va. Šiaip reikėtų dar 2 veiksmus, jau taip einant, kad nes paprastai veltui praleidžiamas, jeigu mes tai neįgaliname kažkokius veiksmus. Tai vat, galbūt čia dabar nesugalvosi, bet iš karto kokius 3 veiksmus, ką vat šiandien, rytoj, vat tuoj, vat dėl to padarysiu, ne? Tai viskas, šitą praktiką ją galima, aišku, daryti ir 30 minučių, ir 40 minučių, ir išbūnant ilgiau, ir vat dabar, jeigu tu pasakytum ir grįžtum į tas neigiamas mintis, kokios jos buvo, kaip tu pati jauties ir kiek balų duotum savo, vat kiek ta mintis dabar patinka, lyginant su tuo, kaip tos neigiamos mintis buvo. Gal duok grįžtamą ryšį, kaip tu jautiesi. Aš gerai jaučiuosi, aš labai kažkaip tiksliai nukeliavau ten, kur man turėjo turbūt būti ir aš kažkaip jaučiu, kad radau atsakymą, kurio aš ieškojau. Jo, ir tai palietė vaikystę mano. Tai wow. Taip stipru. Aš nežinau, čia turbūt šitas stebuklas kvepintis mane iškart į mano vaikystę ir situaciją, įvykį ir labai gilius tokius suvokimus. Aplamai visą mano esamą šiandieninį gyvenimą, kur aš esu, ką aš turiu, ką aš pasiekiau ir kur dar nežinau, kur mane vėjai nupūs ar ne, kur aš nukeliausiu. Tai va, tai wow, kažkaip negaliu patikėti, kad taip galima lengvai, paprastai, ar ne, ir va, rasti savo atsakymus. Ačiū tau, Jurgita, kad leidais ir pasitikėjai manim. Ačiū tau ir dėkoju, kad tokia yra, wow, super technika, kuri gali daryti tokius stiprius, gilius, labai suvokimo. Tai pasižadėsi mums dabar, kad 2 minutės rytais vakarais šitą prakalbėsi savo išrastą afirmaciją ar frazę. Taip, žinoma, aš mėgstu pakalbėti. Miela. Taip, ačiū tau labai už tai, kad kaip čia ir įkvėpė, ar ne, ir manau, kad mes ir žiūrovus, kurie stebės, tai tikrai įkvėpimą labai didelį gaus, o tą jėgą, aš nežinau, pajaučiu tą tokią, kaip tu sakai, tvirtumą, tokį, ne gal tiek fiziniam lygmenyje, aš tai pabrėšiu, o tam kažkokiam aukštesniajam lygmenyje. Va, džiaugiuosi galėdama pasitarnauti. Tai ačiū tau, mieloji, už tiek daug nuostabios informacijos, už tokią nuostabią praktiką. Ir pabaigai, kogi palinkėtų mūsų žiūrovams nuo savęs, kas klausys mūsų? Iš tikrųjų, palinkėčiau turbūt tokio visiškos, keistas galbūt palinkėjimas, bet man labai labai to gyvenu, nes galvoju, kad nuo to mūsų laimė priklauso. Tai yra visiškos atsakomybės už savo gyvenimą, 100%, paimti ją į savo rankas. Jokių pasiteisinimų, jokių skundimosi, jokių apkalbų ar dar ko nors. Ir 100% stebėti save, jeigu tik neigiama kažkokia mintis, prisiimu atsakomybę, o ką aš galiu padaryti čia, kad mano gyvenimas keistusi. Tai turbūt tokio dalyko palinkėčiau, nes tai yra
kelias į tą kiekvieno mūsų suprantamą laimę jausti džiaugsmą, laimę mėgautis ar dėkoti, ar jausti tą dėkingumą, būnant kartu su kitais žmonėm. Na ir tą laimę mes kiekvienas savaip ją suprantam. Bet be atsakomybės už savo gyvenimą turbūt tai kaip sunkiau nueinama. Tikrai taip. Pritariu 100% ir pabaigai aš nuo savęs pridėsiu. Džiaukimėms kiekvieną akimirką, mums visiems yra jos skirtingos, tai priimkim viską, kas vyksta, nes vyksta geriausia, kas turi vykti tuo metu, toje situacijoje, tame įvykyje, ar ne? Ir padarykim vis kiekvieną dieną kažką geriau, negu darėm vakar. Tai labai labai širdingai dėkoju tau, Jolanta, už tikrai tokį atvirą, nuoširdų pokalbį ir tokią gilią praktiką. O jeigu jums, žiūrovai, patiko ir žinot, kam būtų miela išgirsti Jolantos šį nuostabų pristatymą ir pasidalinimą ir praktiką, tikrai pasidalinkit ir galbūt tikrai kažkam labai įvyks irgi didelis stebuklas. Dalymasis yra nuostabu, tiesiog nepakartojama, aš kaip sakau, ir ne iš širdies į širdį. Tai mano šis projektas ir yra paliesti tas sielas, pakalbinti tuos žmonės, kurie nori dalintis ir kurie neša kažką tokio, ką gali duoti ir kitiems. Labai labai dėkoju, linkiu gražios dienos ir sakau iki kito mūsų susitikimo, kuris irgi bus. Ačiū tau, Jolanta. Dėkoju.